Net abejoju, kad čia yra susirinkę tie žmonės, kurie savo vidumi, savo vidinę šilumą yra pasiruošę padėti ne tik tai savo, yra pasiruošę padėti ir kitiems. Ponios ir ponai, būkite pasveikinti atvykę į Respublikinę socialinės globos įstaigų neįgaliųjų talentų konkursą ir aš galiu. Labą dieną, visi čia susirinkusieji. Labą dieną, mėly svečiai, kurie atvykus iš įvairių Lietuvos kampelių. Visai neseniai buvo gruodžio 3 diena, tai pasaulinė žmonių su negalia diena. Būtent šiai progai mes ir organizuojame šį Respublikinį neįgaliųjų talentų konkursą ir aš galiu. Talentas tai didžiulė paslaptis, tūnanti kažkur giliai žmoguje ir nematoma plika akimi, ir kartu akinanti šviesa, kurią visi pastebi. Kiekvienas žmogus iš prigimties turi vienokių ar kitokių kūrybinių galių, nepriklausomai nuo jo negalios ar socialinio statuso visuomenėje. Būna akimirkų, kada sunku kalbėti, sunku rasti tinkamus žodžius, baisu būti nesuprastam. Tada žodžiai liejasi eilėmis. Ir aš laimingas šiandieną, stovėdamas čia scenoje, būti kartu su jumis ir kreiptis jūs savo kūrybą. Nuo 2004 metų ir jau sukūriau apie 40 eilėraščių. Turiu svajonę kada nors išleisti savo eilėraščių knygelę. Džiaugiuosi, kad mane šią akimirką palaikys mano draugė Zofija. Jos didžiausias pomėgis yra nerti. Laisvėsių, aukštas tuota, šioprinėlė garbanuota, uolis, barbis, įtakruolis, kiaura loptais liogdilnuolis. Gyvenu aš vien tik laukimu, angelę klūpodamas vedžiu. Būkime mes vėliau kartu, danguje nukris žvaigždžių šimtai.
Nepasislėpkit po abejingumo kaukę, tik ne iš gailesčio, prašau pažvelkit į mane ir leiskit su jumis draugauti.